tekstilė atėjo į gyvenimą, tai tikriausiai su mano gimimu. Pati pradžia, aš labai mėgstu sakyti, kad ant obelų kriaušės neauga. Tai mano tėvai buvo paprasti žmonės ir tiesiog viskas atėjo iš vaikystės. Audžiu įvairias juostas, visų tų tipų juostas, kadangi pati šiek tiek ir mokau, dirbau pedagoginį darbą, man apskritai yra labai svarbu perduoti tradiciją ir ne tą komercinį, kaip amatininkų išgyventi stengtis. Aišku, tas išgyvenimas valgyti reikia čia irgi, bet labai svarbu yra simboliai juostose ir kad tuos simbolius aš paėmus atiduočiau ateičiai. Tai labai tikrai nemažai esu jų jau atidavus ateičiai. Ir pačios mano mėgstamiausios juostos tai yra rinktinės. Aš jas labiausiai mėgstu, bet taip pat moku ir kaišytinės ir šiek tiek pradėjau jau austi ir su skėteliu pamokyti, parodyti. Pintinės be abejo, vytinių irgi tą pagrindą mokiniam, jeigu reikia, parodau. Bet visgi ta didžiausia meilė yra rinktiniam juostom. Nežinau kodėl, gal dėl to, kad tai yra tas pasaulis kitas rinktinių juostų audimo, nes audžiant kaišytinę juostą, tai skaičiavimo begalė yra, kaip ir divonai, ko ten susimeti, viską austi galima ten bet kaip, bet sakau tiesiog, man labai patiko Irenos Buivydaitės interviu vieną kartą skaičiau ir jinai sako, aš kai rašau knygą, aš nusikeliu kitus pasaulius herojų. Tai va tas kažkokia ta būsena, kai sako meditacija, taip tai yra ramybės būsena, bet kas ten atsitinka, nežinau, bet man labai patinka ta būsena, kai audi, taip susikaupi ir būtent rinkimo metu ir visa ta rinktinė juosta ir ar ten tie simboliai magiški, ar ten tie ženklai, nes aš audžiu daugiau kaip tautinio paveldo, aišku, mes matysim ir tautodailės kūrinių tokių, bet labiau stengiuosi tas juostas išaust tokios, kokios jos yra rastos senos. Jeigu yra pažįstamų, jie man atneša tas senas juosteles, aš jas fotografuoju, tada išsiskaičiuoju siuliukus ir bandau atausti, sakykime, kopijas padaryti, ne? Tokias rekonstrukcijas, arba kad tos juostos vėl nueitų į ateitį. Kuo daugiau ženklų, tuo ta juosta senesnė, tuo jinai daugiau papasakoja. Čia yra Puniškio, Juozo Džervaus pavijočius. Nežinau, kiek tiksliai Juozui dabar 70 gal metų jau ir turi. Jis turi 6 vaikus ir 12 anūkų. Ir jūs žinot, kad pavijočius tai yra juostelė pirma kūdikiai, kurią apvyniodavo kūdikį. Tai va, tokiu juostelė, atsiprašau, tokiu raštu. Ir pavyko išausti ir tą ornamentą panašaus dydžio, aišku, ir spalviškai viską, taip, kaip buvo tas pavijočius. Ir va tokios juostos man jos yra labai brangios, labai yra svarbios. Aš jas labiausiai mėgstu, vertinu ir džiaugiuosi jomis. Ir džiaugiuosi, kai žmonės pamato ir kitas iki pirmą kartą išgirsta, kad kas yra pavijočius. Kas skirtinguose kraštuose vadina, pas mus vadina taip nuo žodžio pavynioti. Ir man Antanina Beitnarienė yra pasakojus, čia irgi šito krašto močiutė, jinai kilus nuo Ūlos, ten prie Baltarusijos jau, jis sako, pavijočius tai yra ta juostelė, kuria ne kad vaiko kojos tiesios būtų. Vis sakydavo, reikia suvynioti vaiką, kad būtų kojos tiesios, ar ne? Sako, kad jo gyvenimas būtų tiesus, kad jis nesidairytų į šonus, kad tiesiog, kad jam sektųsi. Svarbiausia yra šviesa, kad jos pakankamai būtų, nes metai nėra mano draugai. Labai sunku yra išlaikyti plotį ir ornamento irgi ilgiai. Tai raštą moku aš jau mintinai.
Na, reikia atskirti apatinius siūlus, galima patraukti juostelę. Tai čia irgi toks eršketukas gaunasi, vienas iš populiariausių dzūkiškų ženklų.